Labas visiems, aš Raminta Naujanytė ir aš esu Latga tarybos pirmininkė ir šalia manęs sėdi Laura, tai yra Latga direktorė. Pradedam, Laura, nuo paprasto dalyko, papasakok aktualijas muzikos srityje, kas vyksta Latgoje. Tai kaip žinot, asociacija Latga, jinai vienyje virš 6,000 Lietuvos autorių iš 5 sričių. Asociacija aktyviai veikia, atstovauja autorių interesus, tam, kad autoriai galėtų drąsiai ir ramiai kurti, o visuomenė galėtų legaliai džiaugtis jų kūrybą ir be abejo ją naudoti. Daug mes turim įstatymų, įstatų, vidinių aktų, ar ne, viskas taip sudėtinga. Kas iš to autoriui, kokia nauda? Tai gal aš tiesiog bandyčiau tas naudas suskirstyti į 2 rūšis. Tai yra tokia netiesioginė nauda autoriui, netiesioginė nauda tai yra ta, kuri liečia visą sektorių, visus autorius, kuri yra svarbi ar ne visiems kūrėjam, o ta tiesioginė nauda tai kurią jaučia kiekvienas individas, kiekvienas autorius ar ne, na ir mato galbūt savo sąskaitoje. Tai tuos dalykus pavadinčiau tiesioginę naudą. Tai netiesioginė nauda, pirmiausia, manyčiau, pasireiškia per tai, kad asociacija Latga atstovauja autorių interesus tarptautiniu mastu. Asociacija Latga priklauso 5 rimtoms, didelėms tarptautinėms konfederacijoms, kaip CISAC, JESAC, EVA, IFRO. Galbūt šitie pavadinimai jums nelabai ką sako, bet patikėkit, tos bendrijos tikrai veikia dėl svarbių autorių klausimų, lobina Europos parlamento narius ar ne, pateikia kažkokią subendrintą, suvienodintą politiką, padeda kolektyvinio administravimo organizacijom visame pasaulyje ir Europoje. Pati aš esu JESAC taryboje. JESAC yra autorių ir kompozitorių bendrijų, reiškiasi, konfederacija. Ir pagrindinė veikla yra Europos mastu daryti gerus dalykus autoriam, lobinti Europos parlamentarus ir tiesiog atliepti autorių lūkesčius Europos mastu. Jie teikia siūlymus, direktyvos tekstams, žodžiu, užsiema visais tais nuobodžiais, bet labai svarbiais ir naudingais dalykais autoriams. Pati aš su Raminta ir Vaidotu Valiukevičiumi iš tarybos pavasarį skrydom į Briuselį. JESAC organizavo susitikimą su Europos parlamentarais, Meet the Authors, kuriame tame susitikime ir Raminta pasisakė ir kėlė svarbius klausimus, autoriams svarbius klausimus susijusius su buyout situacija. Prasideda neaiškus žodžiai. Taip. Iš karto jau gaudau. Situacija reiškia, kad kompozitoriai perdoda teises prodiuseriams už vienkartinį atlyginimą ir nebegauna toliau autorinio atlyginimo už kūrinio panaudojimus nuolatos. Reiškia, jie tą vienkartinį gauna ir toliau jau nebeužsitikrina savo... Kažkur girdėta, labai girdėta situacija, nesat susidūrę. Aš jums vieną kartą sumoku, bet man autorinį neskaičiuojam. Tai tikrai... Taip, tai būtent buyout tą situaciją pasisakei pati ir situacija, autorių situacija, kompozitorių situacija, dalyvaujant tarptautiniai platformoj Spotify, talpina ten kūrinius. Žodžiu, JESAC darė tyrimą, kokie yra autoriai nuskriausti, kokia mažai autorinio atlyginimo dalis, kad tai susiję su sudaromais playlistais, kad neužtikrinama yra kultūrų įvairovė. Ir kitas labai svarbus dalykas tam susitikime buvo pabrėžiamas, kad autoriai turi kalbėti vienu balsu ir irgi reikalauti, palaikyti savo bendrijas, savo organizacijas, ar ne, ir sakant garsiai šaukti, kad Europos parlamento nariai išgirstų ir tada, kai yra laikas priimti reikalingus įstatymus. Tai iš tikrųjų mes jau teikiam pasiūlymus ir per Viliją Blinkevičiūtę, tai žodžiu prisidedam prie visų tų tarptautinių procesų, prie direktyvų, reiškia, įkūrimo. Na, po to kitas žingsnis būna tas direktyvas tinkamai įgyvendinti Lietuvoje. Ir Latga visada aktyviai veikia, kai teikia pasiūlymus mūsų jau Seimui per Kultūros ministeriją arba per Kultūros komitetą Seime. Tai čia tos netiesioginios naudos, bet visos labai svarbios visų sričių
autoriams. Trumpai tariant, Latga rūpinasi autorių įstatymų lobinimu, galima sakyti, tiek Lietuvoje ir tiek nuo pat pradžių Europos mastu ir net pasaulio. Tai yra ta dalis, kur atstovavimas yra tiesiogiai paveikus, kad įstatymai keliautų į autorių pusę. Taip, visiškai teisingai ir kodėl mes pabrėžiam tą tarptautiškumą, todėl kad tai yra tikrai svarbu ir mūsų komanda pagal sritis taip pat dalyvauja ir SIZA komitetuose, jiems priklauso, dalinasi ir savo gerosiom praktikom, mes irgi skaitome pranešimus, nes labai yra tada, sakyčiau, paprasta dirbti, kai tu turi kolegų, turi partnerių, gali pasiklausti ir daryti spaudimą tam tikroms reikalingoms institucijoms arba šiaip tiesiog pasidalinti gerąją praktiką. Tai tikrai mes tų partnerių turime ir švedai mūsų partneriai, ir Latvijai, Estai, tai čia jau aišku, turbūt kaip ir pas daugą versluose yra ar ne. Apskritai turim ryšius su tokiom organizacijom kaip Latga visame pasaulyje, palaikom tos santykius, turim sutarčių abipusio atstovavimo apie 200. Tai tas yra svarbu, jaustis pasaulio dalimi, jaustis Europos dalimi. Dar norėjau paminėti švietimą, ar ne, ką irgi mes darome, ten gal nevardinsiu visų grupių, kur mes ten dalyvaujam ir kokias įtakas darom. Na, turim ir savo visokių mokymų, seminarų, komanda aktyviai skaito pranešimus, kviečia įvairios organizacijos, ar ne, pasireikšti ir LMTA, ir bendradarbiam su Metida, ir su bibliotekom visą šį rudenį. Tai žodžiu, turim, kaip pradžioje patys galbūt prašydamas ir važiuodam ir šviesdom, tai dabar labai turim kvietimų iš išorės, reiškia, prašymų iš kitų institucijų, tai tiesą pasakys visur jau nespėjam, tai atsirenkam, kur būtų naudingiau, tikslingiau ir kur pasieksime didesnę auditoriją. Na ir turim, žinoma, teismų praktiką, kuri PR prasme yra labai negerai, na, bet kažkas turi padaryti, ar ne, tą purviną darbą, ne visada gali būti ten labai geras, minkštas ir pūkuotas. Noriu pasakyti, kad ne visi Lietuvoje nori mokėti autoriams. Tai šaržuoju, aišku, bet situacijos nuveda ir iki teismų, ar ne? Nu, taip, čia labai susiję su tuo vadinamu švietimu, bet dėja kai kurios situacijos nuveda, nors išnaudoja visas iki teisminės galimybės, mediacijas, na, kaip pasakyti, bet gal irgi gerai, teismų praktika yra tam tikras pastikrinimas ir teisme. Tai tiesioginė nauda autoriam, kiekvienam iš jūsų, tai visų pirma yra ta, kad mes sudarom licenzinės sutartys jūsų vardu su įvairiausiais naudotojais, tada surenkam tą autorinį atlyginimą ir stengiamės kuo tikslingiau jį paskirstyti. Na, sutikit, turbūt būtų sudėtinga kiekvienam autoriui, pavyzdžiui, muzikos autoriui susitarti su radio stotim su kiekviena televizija, retransliuotojų, koncertų organizatorium, viešosiom įstaigom, savivaldybėm ir visais tais, kurie naudoja kūrinius. Tai, nes, reikia ir kurti, ar ne, tai kas tada kurs. Ir aišku, dar tas yra aspektas, na, prieš susitariant su tam tikra kategorija naudotojų reikia dar ir pasiderėti. O tos dėrybos kartais, na, tikrai būna nelengvos. Ir autorius vis tiek pagal tą pačią ir teismų praktiką, ir tarptautinę praktiką pripažįstama silpnąją pusę, organizacija tam ir yra, kad išsiderėtų geriausias, palankiausias sąlygas. Dar turime fondus, jeigu jūsų kūriniai plačiai nenaudojami, jūs turite kitas naudas, tokias kaip fondai, teisinės konsultacijos, priklausimas organizacijai, tas bendrystės toks jausmas, ar ne, taip pat darom tam tikrus IT sprendimus. Tai grįžtant prie fondo, muzikos autoriai gali kreiptis į 2 fondus, į muzikos autorių fondą ir kūrybinės veiklos fondą. Kitas dalykas yra teisinės konsultacijos, mes tikrai plačiai teikiam savo nariam. Jeigu yra neaiškumų dėl sutarčių, dėl teisių perdavimų, turim teisininkės, kurios suteiks kompetitingą konsultaciją, padės jums apsispręsti. Na ir būtų prašymas ir iš manęs tų teisių, kurias jūs perdavėte administruoti organizacijai, na, neperdavinėkite ir naudotojui, nes gaunasi tokia teisinė kolizija, ne, tada reikia aiškintis ir toks truputėlį čia gaunasi ir jūs savo interesam kenkia, nes naudotojas tada sakys, jums labiau apsimoka. Tiesiog būtų
būtų prašymas atidžiai skaityti sutartis ir, nedėti tikrai parašo, nepaskaičius, nepasidomėjus, nes jūs tiesiog pakenksit savo turtiniams interesams. Tai reikėtų vis tik tai, pasidomėti, ką ten žada ir ar ten tikrai taip yra gerai, kaip sako viena pusė. Visada yra tikslinga pasitikslinti. Ir dėl priklausimo ar ne organizacijai, tai tikrai savo darbę tenka bendrauti su nemažai autorių. Jiems svarbu, jiems patinka, kad jie yra kažkokios organizacijos dalimi, kad yra vykdomi, reiškiasi, seminarai, mokymai. Turime autorių namus, kurie vyksta birželio mėnesį, renginys, kultūros naktį, tai yra Latga strateginis renginys, kurį tokiu pripažino taryba, ar ne. Visa tai galbūt aktualiau jaunesniem kūrėjam, bet ir aš galbūt neišskiriu, tiesiog pasisakė daugiau jaunesnių kūrėjų, kad tai yra tikrai įdomu ir jie jaučia tą bendrystę, tai mums tas yra tikrai svarbu, nes mes esam dėl jūsų, dirbam dėl jūsų ir visada esam atviri jūsų konstruktyviem pasiūlymam. O kas liečia IT sprendimus, tai tengiamės atliepti autorių narių lūkesčius, kad jiems būtų patogiau, greičiau ir šiuolaikiška. Taip kaip mes pripratę kasdieną. Ačiū Laurai. Ačiū labai. Ačiū jums.